Gruodžio 24 diena. Didžioji diena. Iki kalėdų liko 1 diena. Senelio rogis tarsi žaibas skrodė per ūkanotą dangaus skliautą. Elnių vilkstinė garsiai tilindžiavo variniais varpeliais, iš toli skambėjo jų skleidžiama melodija. Dilin, dilin. Kinkiniai skriejo mėnulio pilnaties apšviestų taku, tai panirdamas į tirštą debesį, tai vėl atsirasdamas, po savęs palikdamas ryškų spalvotą, tarsi kalėdinio vaivorykštė iš rogių pavažų, trykštantį žvaigždžių dulkių debesį. Tai buvo pasakiškas pėdsakas. Elniai skriejo apširkšnijusiomis eglių viršūnėmis, grakščiai tarsi būtų lengvi kaip snaigės, atsispirdami nuo vieno liekno kamieno prie kito, į viršų keldami puraus sniego sūkurius. Rogės kurį laiką skrido virš tankaus miško pro kalvas ir klonius, vėliau pasuko virš apsnigtų kalnų viršūnių, tuomet bekraščiais laukais ir plynėmis. Žiema balta antklodė buvo užklojusi visą, kas tik pasitaikė jos kelyje. Senelis šūkčiojo, mojavo rankomis, retkarčiais po nosimi niūniuodamas kalėdinę giesmę. Mėgavosi pagaliau išaušusią taip ilgai laukta akimirką. Stipriai laikydamas vadeles, laimingas suposi dangaus rogėse, tarsi vaikas parko karuselėje. Ohoho, retkarčiais pasigirsdavo balsas iš tolybių, linksmų kalėdų, gerų švenčių, iš viršaus atskriesdavo palinkėjimai. Posūkis į kairę, staigus pakilimas į viršų, tuomet posūkis į dešinę ir žaibiškas nusileidimas. Tuomet vėl vingis, vėl kilpa ir vėl į viršų. Taip nors ir ilgai, bet nenuobodžiai senelis keliavo pas pasaulio vaikus. Elniai klusniai vykdė kiekvieną paliepimą, kaskart sužvangindami varpelius ir kuo aukščiau kilsteldami priekinę koją. Kiekvienas kinkinio narys, švelniai senelio paragintas ar pašauktas vardu, dar aukščiau iškeldavo nosį ir elniai patenkinti traukė roges, sutelkę visas taip ilgai kauptas jėgas. Nagi, nuostabioji, kelk aukščiau kanopeles, šūkčiojo senolis. Pikčiurna pralinksmėk, juk artinosi kalėdos stebuklų metas. Šaunuolė kometa, parodyk, kaip reikia pavyzdingai skrieti pavėjui. Kupidone, elkis draugiškai, nesistumdyk, sudrausmino. Griaustinį ir žaibę, esate neišskiriamas duetas. Šokėja, žvilgtelk į šoklųjį, iš jo galima pasimokyti plataus šuolio. Atsargiai, Rudolfai, neužkliudyk tos viršūnės, mokė elnius senelis. Taip beskriejant pamažu artinosi vėlyvas gruodžio 24-osios vakaras. Pagaliau senelis pasiekė pirmąją gyvenvietę. Miesto namų languose jaukiai degė šviesos. Protarpiais kildamas vėjas žarstė tviskantį sniegą. Priartėjęs prie pirmojo namelio, senelis stipriai patraukė vadžias. Klusnūs elniai nustojo šuoliavę ir rogės minkštai čiūžtelėjo ant apsnigto stogo. Senelis pažvelgė pro apšarmojusį langą vidun. Pamatytas jaukus šeimos vaizdas žavėjo ir džiugino akis. Mažasis Augustas patogiai sėdėjo mamai ant kelių, tėtis suposi krėslę ir visi rankose laikydami karštos arbatos puodelius įdėmiai klausėsi močiutės skaitomų istorijų. Niekas niekur neskubėjo. Šeimos nariai dosniai dalino dėmesį vieni kitiems, o jo taip stigo per visą metų rutiną. Kalėdų naktį nutyla garsai, žemę apgaubė šiluma ir meilė. Kiekvienas suserga gerumo liga, dovanoja aplinkiniams šypseną ir ramybę. Senelį šis kalėdinėmis dienomis vykstantis stebuklas ypatingai žavėjo ir džiugino. Pamiršę rūpesčius ir kasdienius darbus, žmonės būrėsi grupelėmis, glaudėsi vienas prie kito, net vienišiai ir atsiskyrėliai tuo stebuklingų laikotarpiu rasdavo savo porą. Rogėmis prisliuogęs prie kito namo, senelis metė vidun smalsų žvilgsnį. Ilgai nesimatę ir nuolatos besikivirčijantis broliai šiandien nuoširdžiai ir stipriai spaudė vienas kitam rankas. Plekšnojo per petį ir nuoširdžiai šypsojosi, braukdami laimės ašarėlę. Tai buvo susitaikymo, atsiprašymo ir atleidimo metas. Magiška dvasia sušildė širdis, užliejo kūną ir paveikė protą. Drauge su susitaikiusiais broliais, nubraukęs vieną kitą džiaugsmo ašarėlę, senelis keliavo toliau. Vaizdelis pro trečiąjį langą žavėjo ne ką mažiau. Kambaryje patogiai įsitaisę prie šventinės eglutės, dviese sėdėjo jauna įsimylėjėlių pora.
Abu buvo švelniai prigludę vienas prie kito. Šis vakaras jiems ypatingas, nes prieš akimirką buvo ištartas pirmasis "aš tave myliu". Senelio akise gimė nauja šeima, būsimi mama ir tėtis, kurie ateityje dovanos būrelį mažų vaikučių. Senelis jau dabar nekantravo sulaukti būsimų margaspalvių laiškų ir pageidavimų, kuriuos jis su džiaugsmu pildys lankydamas juos šiuose namuose. Senelis susimąstė apie stebuklus ir gėrį, kad net akimirką pamiršo, kur esąs, kur Rudolfas supratingai prunkštelėjo ir tryptelėjęs paragino senolį sugrįžti į dabartį. Gerai, keliaukime toliau. Šyptelėjęs nuramino raguotį, klestelėjo į roges ir nuskriejo miesteliu prie kitų namų gatvelės. Ta vakarą gėris skleidėsi nelyginant pavasario gėlė. Buvo tylu, ramu, net ir kiek magiška. Niekas be reikalo nevaikščiojo gatvėmis, neskambino, nedrumstė vieni kitų ramybės. Visame mieste nedirbo parduotuvės, fabrikai, giminaičiai, draugai ir šeimos nariai susitikę kartu džiaugiasi vienas kito buvimu. Nereikėjo niekur skubėti. Vaikai iš atokiausių pasaulio kampelių sugrįžo pas vienišus tėvus. Draugai lankė draugus, anūkai senelius, visi būrėsi prie šventinio stalo, puošė namus šventinėmis lemputėmis, giedojo giesmes ir skaitė knygas. Ta vakarą žemėje sustojo laikas. Didžiausias kalėdų stebuklas slypi meilėje, kuri apsupa tarsi lore megztas šalikas ir sušildo žmonių širdis. Galiausiai namų šviesos pamažėlė ėmė gesti, miestas užmigo ir stojo tamsa. Tik vienas kitas gatvės šviestuvas jaukiai skleidė gelsvą šviesą. Senelis pakėlė akis į dangų, ryškiausiai iš visų išsibarsčiusių šviesulių jame žibėjo kalveto pažadėta žvaigždė, dovana mažai Dorotėjai. Pažvelgęs į šiaurės pusę, jis staiga prisiminė kalėdų miestelyje likusius elfus. Senelis šyptelėjo ir mintimis pasiuntė mažiesiems karštus linkėjimus. Iš dangaus pabiro baltos pūkuotos snaigės ir tyliai leidosi tarsi šoktų šventinį šokį. Nutūpdavo tai ant eglės šakos, tai ant kamino, ant palangės ar ant raudonos Rudolfo nosies ir akimirksniu pavirsdavo lietaus lašeliais. Kai nusileido viena kita šešiakampė, Rudolfas garsiai nusičiaudėjo. Apči, aidas nuskambėjo ramia gatvele. Na kągi, bičiuliai, kreipėsi į elnius senelis, metas pradėti dovanų dalybas. Pasitikslinęs adresą senelis iškėlė iš rogių elfų suruoštą maišą ir užsilipęs ant aukšto kamino linksmai stryktelėjo žemyn. Švelniai nusileidęs plačiu kaminu, kurį laiką pakibęs ore pamaskatavo kojomis, kol pagaliau šleptelėjo į kruopščiai išvalyto židinio vidų. Ūmai prisiminęs sunkią treniruočių dieną, pagalvojo apie Krosą ir čia pat dėkingumas bei meilė užliejo jo širdį. Perlipęs raitytą metalinę židinio tvorelę, ant peties užsimetę sunkų maišą, snieguotais batais nušlepsėjo link papuošto kalėdinio medžio. Svetainės grindis pažymėdamas baltais ir šlapiais batų pėdsakais. Sulindęs iki pusės į maišą, vikriai jame pasirausė ir surado sąraše pažymėtus paketėlius, skirtus mažajam Tomui ir jo sesutei Silvijai. Palikęs raudonų kaspinų perištas dovanas po eglute, akimirkai sustojo, apsidairė, apžiūrėjo rūpestingai išpuoštą kambarį, akivaizdu, kad kalėdų senelis šiuose namuose buvo nekantriai laukiamas svečias. Nedidelėje stiklinėje paliktoje ant židinio atbrailos baltavo pienas, o molinė lėkštelė buvo pilna imbierinių sausainių. Senelis prisėdo, gurkštelėjo pieno ir atsikandęs vieną kitą kąsnelį staiga prisiminė dar neaplankytus namus, kaminus, pro kuriuos šią naktį reikės pralysti, ir dovanų nekantriai laukiančius vaikus. Pamojęs šiems svetingiems namams, apsisuko ant kulno ir greitai spruko laukan, maskatuodamas vešlia barzda. Taip prasidėjo didysis darbymetis. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir tą naktį senelis nepamiršo aplankyti nei vieno pasaulio vaiko, nepraleido nei vieno gauto prašymo ir išpildė visus, net ir pačius mažiausius troškimus ir svajones. Net nuo namų laikų kalėdų senelis kiekvienais metais visada aplankys visus jo išsiilgusius, laukiančius ir mylinčius mažylius, nes tas, kuris širdyje tiki kalėdų stebuklu, visada jį suras ir po kalėdų eglute. Sveiki sulaukę šventų kalėdų!